Indikacijos peties sąnario artroskopinėms operacijoms yra įvairios. Dažniausios priežastys yra peties rotatorių plyšimai, sąnarinės lūpos plyšimai, akromio-klavikulinio sąnario padilimas arba artrozė, taip pat laisvi kūnai sąnaryje bei kitos priežastys. Peties artroskopinė operacija paprastai vyksta regioninės nejautros metu, tai reiškia, kad nuskausminamas paciento petis, kad jis nejaustų skausmo ir diskomforto. Per mažus pjūvelius operuojantis ortopedas traumatologas į peties sąnarį įveda kamerą, kurios pagalba ekrane mato sąnario vaizdą ir gali įvertinti esamus pažeidimus. Su specialiais tam pritaikytais instrumentais, reikalingais implantais, tvarkomi petyje esantis pažeidimai. Atsigavimo laikas labai priklauso nuo patologijos. Jeigu yra siūlomos sausgyslės ar sąnarinė lūpa, taikoma imobilizacija 6 savaitėms laiko, vėliau skiriamas reabilitacinis gydymas. Artroskopinės operacijos metu pacientas skausmo nejaučia, tačiau pooperacinis skausmas yra galimas, jis labai priklauso nuo operacijos apimties. Taip pat skausmas yra subjektyvus dalykas ir kiekvienas pacientas jį jaučia skirtingai. Įprastais atvejais užtenka analgetikų vartojimų namuose, kad pooperacinį skausmą galima būtų nesunkiai sukontroliuoti. Jeigu jaučiate diskomfortą, skausmą sąnaryje ir ypač jeigu esate patyręs traumą, traumos senumas gali būti ir keletas metų, siūlau kreiptis į ortopedą traumatologą, atvykti į Nors kliniką ir konsultacijos metu atlikus reikiamus tyrimus galima pasakyti, ar jūs esate kandidatas artroskopinei operacijai.